подомнет под себя виноват кто на есть. Крепость штурмуем. Мы штурмуем крепость? Легко. Ну крепость-то крепость. Лошадок так лошадок. Я лучше, говорит, пойду. Я вам скажу, за 10 литров больше куплю я. Вы думаете, мы Серьезное предложение пошло. это будет 16 часов. Будет 2. Такие не продаются. Вино либо положите. Израильские шметы, это не рада, но будет просто валял рада. С этим конем. Сейчас посмотрим, что после первой войны с ним будет. Вы должны победить. Toliau tęsame mūsų renginį ir persikeliame į 1794 metus, Давай. kur labai stipriai ir tie įvykiai paliečia ir pačią Ukmergę. Ir Ukmergėje stovėjusi labai prestižinį dalinį, tai yra pirmąjį pėstininkų regimentą Lietuvos didžiojo etmono, arba kitaip patys būdavo vadinamas didžiosios Božės. Taip kad šis pulkas nuo 1792 metų dislokavosi kaip tik Ukmergėje. Situacija kokia? 1794 metai, jau įvykė 1793 metais antras padalyjimas Lietuvos Lenkijos ir diktatas Rusijos tai, kad sumažinti kariuomenės skaičių Lietuvos ir Lenkijos gretose, savaime aiškiai suprantat, kad kariuomenės buvo kadriniai karininkai, puskarininkai, kurie nesutiko ir viena pusė, o gyventojai, tai savaime aišku ir Lenkijos, visi suprato, kad tai yra paskutinė galimybė įrodyti tai, kad mes vis dėlto išlaikysim savo valstybę. Ir tai buvo pasiruoštas sukilimui, kuris prasidėjo pradžioje Lenkijoje, generolo Tado Kosciuškos ir Lietuvoje. Perduodu kolegai. Lietuvos sukilėliai turėjo savo pagrindinį štabą Vilniuje. Pagrindinis šito sukilimo organizatorius Jokūbas Lesinskis buvo geras vadovaujančių rusų generolo Arsenjevo draugas. Tokiu būdu niekas jo neįtarinėjo, kad jis yra pagrindinis organizatorius ir štabas visiškai sėkmingai planavo savo veiksmus tiek Vilniuje, tiek visoje Lietuvoje. Ir ženklas prasidėti sukilimui Lietuvoje tai buvo generolo Klevinskio pasiuntimas į Žemaitiją pasižiūrėti, kaip yra mažinama Lietuvos kariuomenė, taip vadinama redukcija. Ir štai grupė patriotų pasitinka generolą Antaną Klevinskį ir įtikina Antaną Klevinskį vietoj to, kad tikrinti, kaip redukuojama šitą kariuomenę, patapti oficialių sukilimo vadu. Tai buvo toks taktinis ženklas, taktinis žingsnis, kuris paskatino prasidėti įvykiams visoje Lietuvoje. Po Šiaulių sekės, žinoma, Vilnius. Balandžio 22-23 dieną 0:30 ties Gedimino pilim, kur yra dabar nacionalinis muziejus, tada buvo artilerijos naujasis arsenalas, driokstelėjo šūvis ir Lietuvos nedidelė kariuomenės įgula, kurie buvo Vilniuje, kartu su vilniečiais atakavo įsitiešysias rusų dalinius Vilniaus mieste. Sėkmingai pasisekė, Vilnius buvo užimtas. Ir tuo metu buvo duotas įsakymas pirmam regimentui, kuris dislokavosi Ukmergėje,
skubiai atvykti į Vilnių. Tačiau, kad atvykti į Vilnių, reikėjo, žinoma, sunaikinti įgulą, kuri dislokavosi, rusų įgulą, kuri dislokavosi Ukmergėje. Tai va šiuo momentu mes pamatysim, kaip vis dėlto tai buvo atlikta ir paskui pirmas regimentas žygiavo jau į kovinius veiksmus su visa Lietuvos kariuomenė. Pirmasis pėstininkų regimentas buvo sudarytas iš pėstininkų ir taip pat jam priklausė keletas šaulių, kurie čia žygioja dešiniajame sparne ir turi žalias uniformas su skrybelėmis. Jie iš tikrųjų turėjo taikliau ugnimi, graižtvinių šautuvų, kurie šaudavo 2 kartus toliau ir žymiai taikliau, pašauti karininkus, puskarininkus ir kitus svarbius asmenys. Jie nebūtinai turėjo laikytis rikiuotės ir galėjo veikti priedangoje krūmų, medžių, pastatų. Čia buvo jų pagrindinis privalumas. Linijinių pėstininkų uždavinys buvo palaikyti liniją ir taiklę arba nelabai taiklę, bet labai dažna ugnimi sudaryti pagrindinį slėgį prieš. Matome šiuo momentu vieną iš regimento kompanijai, tais laikais kopa buvo vadinama kompanijomis, ruošiasi atakuoti Ukmergės pilį, kuri buvo miesto centre ir šalia jų yra pabūklas. Tai yra 3 svarų, batalionui priklausė 2, Lietuvos kariuomenėje, batalionui priklausė 2 3 svarų pabūklai. Šiuo momentu kaip tik vieną iš jų matote, nes buvo pulko vadas, jis skyrė vieną pabūklą kompanijai, nes žinojo, kad rusų kariuomenės įgula priešinsis. Ir žinoma, reikės panaudoti artilerijos. Kiek jų bus panaudota, mes matysim. Matote, po truputėlį pėstininkai ruošiasi atakuoti įsitvirtinusią rusų įgulą ir atlikti pirmieji šautuvo prišaudimo pratimai. Žinoma, rusai atsiliepė, jos užpuolė netikėtai. Nes atrodo, kad būgnai iš tolo mušė, tačiau, žinot, būgnai gali mušti tai, kad praeina pro šoną. Arba gali būti tiesiai. Taip, kad jo labiau, kad viskas įvyko naktį. Ir savaime, aišku, jos matosi greičiausiai užtupo netikėtai. Ir jie tokie truputėlį padriki, bėgioja, laksto, tiesa teisingai dėl kritimo šūvių ir toliau. Mes pašnekėsime mūšio metu. Įsivaizduokit, kad būdavo labai daug aukų, būdavo daug sužeistų. Bet apie tai vėlesniam laikė kalbėti. Šturmuojant įtvirtintą poziciją, kokia šiuo atveju buvo Ukmergės arba Vilkmergės pilies griuvėsiai, yra labai svarbus dalykas rasti silpną gynėjų pozicijos vietą. Kaip matot, pėstininkai puola iš fronto, tuo tarpu patranka puola iš įėjimo pusės. Ir tokiu priešus saugotis iš abiejų pusių. Štai matot, pirmasis Vilkmergės regimentas duoda salvę. Papuolėmiems! Tai vadinasi batalioninė ugnis, kada vienas paskui kitą atidengia ugnį, žinom, tai yra baisi ugnis. Tačiau dar kartą pabrėžiu, kad mūšyje vis dėlto lemdavo pėstininkų šautuvų ugnis, o ne artilerija. Matot, po kol kas persirikiavimas vyksta, tai, žinoma, įsivaizduokite, ne dabartinį laikotarpį, tai vis dėlto yra 18 amžiaus pabaigoje. Buvo griežtai laikomas rikiuotės ir tokių kilnojimų lakstymų, žinoma, nebuvo. Nebent tai galėjo atlikti tik tai jėgeriai. Manot, puikiai pavyko rusams suorganizuoti vieną salvę, tačiau salvinis šaudymas turi ir trūkumų. Ateina po šūvio laikotarpis, kad reikia užtaisyti ginklus ir priešo kavalerija gali padaryti daug žalos. Todėl dažnai buvo naudojamas šaudymas divizionais arba padalinus į 3. Štai mato šaudama visą rikiuotę. Kaip matot, ukmergiečiai turi šiek tiek atsitraukti, matyt per daug perti priartėjo įtvirtinto priešo ir patiria nemažus nuostolius. Girdžiu replikos, per daug nereikėjo rėkauti. Jūs įsivaizduokite, šitokių mūšio metu komandos turėjo būti ir jas turėjo girdėti. Todėl visi vadai, visi seržantai, kapralai, kurie vadovavo, praktiškai buvo užkimę. Užkimę, todėl kad visą laiką reikėjo rėkti. Rėkti, kiek jėgos leidžia, nuo to priklausė ir jų žmonių gyvybės. Girdėjote antrąją salvę iš pabūklo. Lietuvos pėstininkai persirkėjo po pirmo nepavykusio bandymo
Reikia pasakyti, kad Rusijos kariuomenė buvo profesionalų kariuomenė, patyrusi mūšiuose tiek su Lietuvos, Lenkijos valstybė, tiek su Turkija. Ir jais labai lengvai paimti nebuvo galimybės. Tačiau, kaip matot, lietuviai persirikiavo ir matyt bus sekantis puolimas. Užtaisimi šautuvai. Šiaip dar turėtų paskiau puolime užsidėti durtuvus ant šautuvų, bet tai mes pamatysime į prie. Tai priima kompanijos vadas, tai yra geriau matyti. Rusų karius matot atsišaudant ir stengiantis pažeisti artileristus mūsų. Tai teisinga išeitis, tačiau pasiekti artileristus gan buvo sudėtinga. Atstumai, žinoma, daug skirtingi yra tarp šautuvo ir artilerijos pabūklo. Prasideda ataka. Taip vykdavo ataka liniuotės stiliumi, jeigu tai, sakykime, kompanija įsivygioja vieną eilę. Centre vėliava. Praktiškai kaip atrodė vėliavos mums yra sunku, bet rekonstrukciją esam padarę. Vienoj pusėje yra Stanislovo Augusto Rex karaliaus raidės, kitoje pusėje Lietuvos vytis. Dabar matot, kaip yra šaudoma divizionais, tai yra šaudoma ne visa rikiuotė iš karto. Pajėgumas padidėja 3 kartus, nors šūvio jėga šiek tiek sumažėja. Šitas šaudimo būdas yra naudojamas tada, kada tikimybė vienu šūviu pagauti priešą yra minimali. Šiandien priešas įtvirtinęs įtvirtinimuose. Šalia vėliavininkų jūs matote bus 2 muzikantus. Tai yra fleitistą ir būgnininką. Tai neatskiriama, tai buvo daliniai regimente etatai. Ir žinoma, tai buvo įvairių metų. Tai galėjo būti ir 50 metų karys, būgnininkas ar fleitistas, dar tiesiog obojistai buvo. Arba tai galėjo būti iš vis jauni vaikai, tiesiog net 10, 11, 12 metų. Tai priklausė nuo, sakykime, situacijos, kad įsigyti gerą ir drąsų muzikantą. Nes, žinot, eiti pirmam gan sudėtinga yra. Kaip matot, lietuviai pakeitė taktiką. Vietoj to, kad pulti glaušia rikiuotė ir patirti didelius nuostolius, jie priima sprendimą nesilaikyti linijos rikiuotės, padalina savo karius į atskiras grupės, kurios tokiu būdu išnaudoja geriau skaičiaus persvarą. Štai matot, naujoji taktika priverčia rusus pasitikėti įtvirtinimuose. Jie jau nebegali gintis prieangyje, turi gintis šios įtvirtinimus. Kuris? Trečias. Galbūt visi šaudo, bet niekas klysdavo nemažai. Nėra tik daug dalyje. Pažiūrėkit, tai retas yra, kada iš pabūklo išeina žiedas. Labai retas atvejis yra. Nuo 96 metų, kiek teko šaudyti, jų galbūt viso labo 10 buvo. Naujoji taktika davė nebūtą rezultatą. Maskoliai arba rusai šiuo atveju suprato, kad jie nesugebės atsilaikyti prieš didesnį ukmergės skaičių, susprogdina savo sandėlį ir prasideda derybos dėl išleidimo su vėliavom ir ginklais. Kaip matote, vėl sužaidė įdomiai, atsisakė priešintis, jie daro paskutinį bandymą. Atakai prasiverti. Tai priklausys nuo mūsų karių, kaip jie suspės susirikiuoti. Ar sugebės sulaikyti mūsų pasiveržimą ar ne. Taip atsitiko panašiai Vilniuje. Tam tikra dalis suspėjo pasiveržti. Praktiškai laimėjo kitų kariuomenės. Pavyko sunaikinti rusų sandėlį, išmušti įgulą iš Ukrainos. Tuo tarpu maskviečiams, maskoliams, rusams pavyko pasitraukti garbingai, išsaugant dalį savo karių. Galiu drąsiai pasakyti, kolega Bandas, Kaip matot, Lietuvos kariuomenė dar bando persekioti Maskvės. Reikia ir pėstininkai, ir artilerija. Vyksta nedidelės dėrybos iš tikrųjų. Apsišaudo visi. Mato, dūminis parakas atima galimybę ką nors matyti mūšio lauke ir praktiškai visi kariai turi elgtis pagal išankstinės instrukcijas arba pagal savo nuomonę. Kas užsirenka? Dažniausiai turbūt priešininkui dūmai padėjo. Jiems pasiseks atsitraukti.
Русский, иди домой! Хорошо? Ну, не хочешь по-хорошему? Ребята, опрокинемы! Опрокинем! Там наша победа! Там наша Родина! Шагу! Марш! Кэрри! 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 Энсту! Кэрри! Урис! Ладно, бронь! Уходите? Я вам что-то смех. Не стреляй! Не схватит! Хватит! Повернемся с батькой нашим, Суворовым. Идем! Две шеренги! Две шеренги! Передадим. Сомкнулись! Привет Суворову. Он нарушил перемирие, расстрелять его. Он не услышал. Неужели мы дадим им просто так уйти? Шагом! Марш! А этого Каплинского! Иди сюда! Иди сюда! Позор! Иди сюда! Я тебя хочу! Урис! Молодцы, братцы! Шагу! Gerai, po 4 sekundes. Priešininkų gretas, pratęsti derybas ir išlaisvinti Ukrainą ir toliau tęsti žemę. Pajust, kad pasiekė dugną. Man atrodo, kad kareivių Visą, kad pasiekė. Dar kartą porą kartų. Kitas dugnas. Dar pakelt. Tai jaučiasi, kai siekime. mano išraus, jie tą ir būtinai padarys. Просто! Марш! Кайра! Кайра! Po 16 valandą vyks 1812 metų Vilkmergės mūšio inscenizacija. Tai 1812 metai yra 18 metų iš esmės nuo 1794 metų įvykių. Tai yra visai nedidelis laikotarpis. Paplokime visiems dalyviam, jie puikiai pasirodė. Левый беги! Kitais metais kitą žiūrės. Наши матки, белые палатки, вот кто наши матки. Солдатушки, бравые петушки, Я зараз я
Наши жены, пушки заряжены, вот кто наши жены. Солдатушки, бравые петушки, а кто наши детки? Наши детки, штабы, пулеметки, вот кто наши детки. Солдатушки, бравые петушки, а кто наши деды? Наши деды, славные победы, вот кто наши деды. Солдатушки, бравые петушки, а кто наша слава? Ура! 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 Links, 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 2, 3. Links, 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 2, 3. О, dabar čia nuridėnom turbūt ir paliekam ją. Para tomu prasme. Tai tu gal kada kai atvažiuoji? Bet taip, pagražiau, nu, vyksta. Jau. Va, pasėdai čia. Pasi, jau čianais, nu, to, nepersiūdė. Ne, tai taip jau turi būti. Bet tau šinelių taip ir nelabai padarytų, nes čia va pasiekti kaip latinai. Kas iš to atvažiuodavo? Едем нам Жекси с Маркой. Давай, Серый, давай.